Sveiki, kviečiu jūs toliau melstis su Dievo žodžiu. Ir šiandien bus iš Morkaus Evangelijos 10 skyriaus nuo 1 iki 12 eilutės. Kaip tik ir perskaitysiu. Jėzus iškeliavęs iš ten atvyksta į Judėją ir už Jordanę, ir vėl žmonių būriai skuba pas jį, o jis vėl moko, kaip buvo pratęs. Tada atėjo fariziejų, kurie spęsdami jam pinklės klausė jį, ar galima atleisti žmoną. Jis atsakė jiems, o ką jums yra įsakęs Mozė? Jie tarė, Mozė leido parašyti skyrybų raštą ir atleisti. Tuomet Jėzus prabilo, dėl jūsų širdies kietumo parašė jums Mozė tokį nuostatą, o nuo sutvėrimo pradžios Dievas sukūrė juos kaip vyrą ir moterį. Štai kodėl vyras paliks savo tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos, ir du taps vienu kūnu. Taigi jie jau nebe du, o vienas kūnas. Tad ką Dievas sujungė, žmogus te neperskiria. Namie mokiniai vėl klausė Jėzų apie tą dalyką. Jis atsakė, kas atleidžia savo žmoną ir veda kitą, tas nusikalsta pirmąjį svetimavimu. Ir jei moteris palieka savo vyrą ir išteka už kito, ji svetimauja. Taigi, toliau apmąstome tekstą Morkaus Evangelijos 10 skyriaus nuo 1 iki 12 eilutės, ir kurioje iš tikrųjų galima būtų išryškinti šiuos žodžius. Jie jau nebe du, o vienas kūnas. Tai sako Jėzus apie vyrą ir moterį, kurios Dievas sukūrė pagal savo paveikslą ir panašumą. Būtų todėl, kad jie yra vyras ir moteris, gyvena turėdami ryšį vienas su kitu. Vienas kitam save dovanoja ir priima, viena meilė juos sujungia į vieną gyvenimą. Taigi ir šia prasme santuoka vaizduoja švenčiausiąją trejybę, tobulą bendruomenę, nugalinčią bet kokį vienišumą. Taigi Biblija yra ne kas kita, kaip pasakojimas apie neįtikėtiną jo meilę, kurios didžiausias išbandymas jo mirtis ant kryžiaus dėl mūsų, jį atmestųjų. Taigi kiekvienas tampa savimi, tardamas taip, šiam santykiui padarančiam jį tuo, kas jis yra. Taigi mūsų garbingumas būti Dievo pašnekovais, į jį panašiais partneriais. Meilė arba randa savo lygius, arba tokius padaro. Taigi mūsų paskirtis susivienyti su juo abipusė meilė sūnaus kūne. Ir ši paslaptis tikrai yra didelė, kaip byloja laiškas Efeziečiams 5 skyrius 32 eilutė. Taigi ji mums apreikšta per viešpatį Jėzų, per kurį Dievas neišardomai susižadėjo su mūsų žmogiškumu ir kiekvienu iš mūsų. Tai šia prasme santuokos reikšmės galutinai neišsemia giminės pratęsimas, šiuo atveju vaikų gimdymas, ar paprasčiausias įvairių poreikių patenkinimas, pagalbos poreikis. Ji nėra paprastas būdas įveikti neužbaigtumą ar nugalėti vienatvę, tai yra bendrystės poreikis. Nes žmogui, kuris iš esmės yra santykis, negera būti vienam. Ir tai byloja pradžios knyga, 2 skyrius, 18 eilutė. Taigi santuoka yra paslaptis, kurią visapusiškai išreiškia tik absoliuti Dievo meilė, per kurią žmogus iš esmės realizuoja save. Ir šiuo požiūriu yra suprantama, kodėl bažnyčia taip pabrėžia monogamiją. Neištikima ir visuotinė meilė neatspindi Dievo meilės, todėl nėra meilė. Taigi, taip pat ir celibatas suprantamas tik kaip liudijimas šios meilės Dievui nepadalyta širdimi, kuriai pašauktas kiekvienas žmogus. Taigi, pavykusi santuoka yra laikinas šios nepraeinančios tikrovės paveikslas. Ir iš čia kyla celibato, duodančio prasmę net pačiai santuokai kilnumas.
Ne visi išmano tuos žodžius, o tik tie, kuriems duota išmanyti. Norėčiau, kad visi žmonės būtų tokie kaip aš, sako Paulius, pirmame laiške Korintiečiams, 7 skyriui, 7 eilutė. Bet kiekvienas turi iš Dievo savo dovaną, vienas šiokią, kitas anokią. Taigi, pavykusi santuoka, nors tai yra laikina tikrovė, jau dabar uždega tą viešpaties liepsną, kuri niekada nebeužges. Ir tai kalba giesmių giesmė, 8 skyrius, 6 eilutė. Taigi, šioje ištraukoje, kurią mes skaitėm Morkaus Evangelijoje, 10 skyriui nuo 1 iki 12 eilutės, Jėzus mus moko, kaip turėti savyje druskos. Tai yra jo išminties. Kiek tai liečia skirtingumo ir vieningumo santykį tarp vyro ir moters. Taigi po to mokys apie tapatybės santykį su pačiu savimi. Tai byloja tolimesnės eilutės nuo 13 iki 16. Ir dovanojimo santykį su daiktais. Tai toliau Jėzus kalba nuo 23 iki 31 eilutės šiame 10 skyriuje. Taigi, gimtoji nuodėmė atitolinusi žmogų nuo Dievo padarė jį svetimą pačiam savo, kitam ir pasauliui. Ir Kristus jį grąžina savo ir kitam, padarydamas kūrinijo šeimininku, kai buvo pradžioje. Melskime viešpatį, kad jis mums dovanotų atgailą, tobulą gailestį, kad mes galėtume grįžti prie kūrėjo ir kūrinio santykio su Dievu. Kad kiekvieną dieną atrastume vis daugiau ir daugiau, už ką mes galime šlovinti ir dėkoti viešpačiui. Kad mes galime šlovinti už sutuoktinę, už tą mūsų, tai yra jūsų tarpusavio santykį, papildomumą ir vis labiau ir labiau atrasti, už ką dėkoti. Tie viešpats dovanoja mums išlaisvinančią širdį per mūsų atgailą. Taigi būkite palaiminti ir gražios jums maldos su šiuo Dievo žodžiu. Sudie.